Vytaute, man labai smagu šiandieną pristatyti tave, nes tu esi naujų išmaniųjų technologijų praktikuojanti ekspertė. Naujų technologijų, kurios gerina šiuolaikinių žmonių sveikatą. Sveika, Jurgita. Aš pati prieš 7 metus turėjau sveikatos problemą ir mane vargino tai daugelį metų ir tuo metu man atrodė tai visiškai neišsprendžiama problema. Ir būtent pasitelkus prietaisus, kurie dirba išmaniuoju principu ir apie tos prietaisus mes šiandien būtent ir pakalbėsime, man pavyko suvaldyti šią problemą. Ir ką aš galiu pasakyti, kad tai truko labai neilgai, pavyko pasiekti rezultatų per trumpą laiką ir kas dar įdomiausia, kad aš beveik nekeičiau savo gyvenimo ritmo. Kaip tai pavyko, kaip dirba šitie prietaisai? Taip, kadangi tai yra išmanus prietaisai šių laikų technologijų ir jų pagrindinis tikslas yra veikti priežastis, ko pasekoje pasekmė pati susitvarko. Tai galima teigti, kad organizmas turi galimybę susitvarkyti pats. Tai jeigu man pavyko išsispręsti savo problemą, vadinasi ir kiti, kurie turėtų šios prietaisus, galėtų išsispręsti savo problemas, tokias, kurios atrodė netgi neišsprendžiamos. Tai būtent plačiau papasakok, kokiu principu dirba šie prietaisai. Taip, būtent kokiu principu tai yra būtent be rezonanso principu, kuris yra saugus mūsų naudojimui. Tai yra 6 elektrodų pagalba yra nuskaitomi duomenys ir to pasekoje mes turime išsame esamos būklės diagnostiką ir kitas prietaisas yra kaip treniruoklis, kurį tu šiuo metu dėvi ir jisai yra treniruojantis link fiziologinių parametrų. Tai reiškia, kad mes siekiam vis geresnės sveikatos. Dabar aš girdžiu frazę fiziologiniai parametrai. Jeigu žmogus neturi medicininio išsilavinimo, tai ką tai reiškia fiziologiniai parametrai? Tai yra teisingai dirbantis organizmo dažniai, kuriuos priskiriame natūraliai organizmo fiziologijai, nes yra fiziologiniai, tai reiškia teisingai dirbantis, o patologiniai turintis nuokrypį. Tai mes siekiam sveikai dirbančių. Vadinasi, šie prietaisai priverčia mūsų organizmą dirbti būtent fiziologiniu prigimtiniu dažniu. Ir dar plus pašalinti iš organizmo nepageidautinus patogenus ir jų pačių dažnių ir būtent nekenkiant žmogaus sveikatai. Tikrai taip, jie neturi šalutinio poveikio, nes dirba tik tai su tuo, ką randa mūsų organizme. Gerai, bėda yra bėda. Aišku, nepaslaptis, kad šiuolaikinis skubantis žmogus kreipiasi pagalbos tik tai tada, kada jisai pradeda jausti tokius jau jį varginančius simptomus. Tai būtent kaip didelius skausmus, galvos svaigimus, įvairius bėrimus ar kitus nepatogumus. O jeigu žmogus sako, aš jaučiuosi puikiai, nejaučiu jokių simptomų, tai klausimas būtų toks, ką tie prietaisai gali nuveikti, jeigu jie patenka į tokių gerai besijaučiančių žmonių rankas? Tai yra tiesiog sveikintinas dalykas dėl to, kad tai parodo, kad žmogus užsiema savipriežiūrą ir jisai taiko savo prevenciją. Tai yra tiesiog mes galim treniruoti savo kūne esančius organizmo dažnius ir visą laiką jaustis sveiki. Žmogus šiuo metu, šiuo tokiu naujų technologijų metu domisi labai įvairiais dalykais. Tai kaip pavyzdžiui, ypač moteris domina maisto netoleravimo testas, energetiniai centrai, vandens balansas žmogaus organizme, tada psichologinė būsena, o ypač labai domina dar tokie dalykai kaip kūno masės indeksas. Tai pasakyk, ar šitie prietaisai gali mums parodyti kažkokias ataskaitas ir netgi sudaryti programas, nes mes kaip ir pradžioj šnekėjome, kad būtent technologijos sudarytos taip, kad prietaisas nuskanuoja, įvertina žmogaus būseną ir tada sudaro jam asmeninės programas. Tai būtent, kai aš išvardinau šitos dalykus, kur tikrai labai mus domina, ar tie prietaisai ir tai gali padaryti? Tai pirmiausia paminėsiu labai svarbius dalykus, tai kad mes matom ataskaitos
lapų iš įvairių rakursų. Tai pirma, 47 organų ataskaita, po to matom stuburogramą, išsireitingavimą, kurie organai yra nukrypę nuo normos daugiau negu turėtų būti. Toliau, kaip ir tu minėjai, kad moteris labai domisi tokiais dalykais kaip energetiniai centrai, kūno masės indeksas. Tai būtent kūno masės indeksas mums leidžia pagal kūno masės indeksą sudaryti programas. Toliau pagal netoleravimo testą mums duoda patarimus. Jeigu pagal psichosomatinės būtent surastas problemas, tai paminėsiu, kad būtent per 7 metų darbo praktiką yra tiesiog pastebėta, kad didžioji dalis nuokrypių arba kitaip tariant simptomatikos, negalėčiau įvardinti ligų, tai tada sakyčiau, kad tai yra iš psichosomatinės kilmės visos tos problemas. Taigi, nes galime gyventi sveikai, mitybą subalansuoti, pailsėti ir taip toliau, bet yra tokių dalykų kaip baimės, nerimas ir taip toliau, kurie palieka padarinius mūsų organizme, todėl sudarytos psichosomatinės programos tai jau yra privalumas. Gerai, bet žmogus yra labai tokia įtari asmenybė ir kai viskas taip gražu ir patrauklu, žmogus pradeda abejoti. Tai būtų klausimas toksai, ar čia prietaisai negali pakenkti vis dėlto ir kokio amžiaus žmonės gali naudoti šios prietaisus. Kadangi dirba, kaip ir minėjau, pagal fiziologinius parametrus arba kitaip tariant be rezonanso principų, tai pakenkti negali, nes neturi jokio šalutinio poveikio, o antra gali naudoti nuo labai mažo amžiaus iki pat senatvės. Ir kaip vyšnaitė ant torto, pabaigai tu pasakyk, kodėl, išklausęs šitą informaciją, žmogus turi užsinorėti turėti tos unikalius, alternatyvos neturinčius prietaisus savo namuose. Tai čia tikrai, kad vyšnaitė ant torto ir kas man labiausiai patinka, tai paminėti tai, kad, duosiu pavyzdį, dantis valai sieki geriausio rezultato, treniruojasi ryte, tai reiškia, kad sieki taip pat, kad turėti optimalią sveikatą, tai čia irgi yra įpročių formavimas. Mes visi norim turėti suformuotus įpročius, dirbti pagal fiziologinius parametrus, tai reiškia, kad norime būti sveiki. Vadinasi, mes gyvename tokiame nuostabiame amžiuje, kada galime turėti šiuos inovatyvius prietaisus ir jų sistemą savo namuose. Tai yra 2 prietaisai, kaip ir mes sakėme. Pirmas prietaisas tai yra skanavimo ir organizmo būsenos nustatymas. Jis vadinasi Life Expertas ir šį prietaisą mes galime naudoti visur, kur yra internetas. Ir antras prietaisas man labai tokių gražių ir patinkančių pavadinimų, tai yra Life Balance, tai yra kaip gyvenimo balansas. Ir šis prietaisas dirba 24 valandas per parą. Mes iš serverio gauname unikalią, tik tai sau skirtą programą ir galime nešioti tada, kada mums yra patogu. Ir kas yra įdomiausia, kad ir nesvarbu, ar mes dirbame, ar mes sportuojame, ar mes ilsimės, Life Balance prietaisas dirba savo darbą. Ar mes keliaujame lėktuvu, ar mes važiuojame dviračiu, ar kopiame į kalnus, prietaisas dirba savo darbą. Ar užklumpa kažkoks tai ūmus negalavimas, ar mes nusprendžiame, kad mes vis dėlto mums patrauklesnė yra prevencija sveikatos, prietaisas dirba savo darbą. Ir netgi dabar, kai mes su Vytaute sėdime studijoje ir šnekamės, prietaisas dirba savo darbą. Tikrai taip, tai ką aš tada norėčiau tiesiog palinkėti žmonėm, kad jie įsigydami prietaisus pagalvotų apie vieną tokį dalyką, kad formuokit naujus įpročius, jeigu norit būti sveiki. Ir jeigu šita išgirsta informacija jums rezonuoja, tai šie prietaisai Life Balance ir Life Expert tikrai ras vietą jūsų namuose. Vytaute, esu tau labai dėkinga, kad tu pasidalinai savo 7 metų patirtimi. Ačiū tau, Vytaute.